Tvora gali apsaugoti nuo nepageidaujamų gyvūnų, saugoti jūsų privatumą, ženklinti sklypo ribas ar tiesiog vizualiai išpildyti jūsų sklypo viziją. Šiuo metu rinkoje egzistuoja įvairių medžiagų, formų, kainų, tvirtinimo tipo tvorų. Todėl gali kilti klausimas, pagal ką pasirinkti jums tinkamą. Plačiau apie medines tvoras, kaip teisingai pasirinkti, kad ji papuoštų jūsų kiemą ir aplinką, pasakoja UAB Medinės tvoros direktorius Dualtas Grudžinskas. Medinių tvorų privalumas, sakyčiau, tai yra mūsų Lietuvos krašto tradicijos ir mūsų senovės architektūros puoselėjimas. Be to yra medinės tvoros gaminamas iš atsinaujinančių resursų, tai reiškia iš natūralios medienos. Mediena bet kokia atveju, jinai yra šilta, jinai yra patraukli akiai, jinai yra estetiškai graži. Šiaip natūralus produktas jis visuomet traukia žmogų. Tarnavimo laikas, jeigu prižiūrint, tai yra tekę keisti senas tvoras, kurių amžius buvo beveik ir 40 metų. Bet šiaip vidutiniškai prižiūrimos tvoros tarp 20-30 metų turi tarnauti. Koks turėtų būti medinės tvoros paruošimas? Tvorų gamyboje naudojame lentas, pagrindai iš eglės medienos, kuri būna pjaunama tik iš žalių rąstų, kurie būna šviežiai iškertami miške. Tai reiškia, nenaudojame nei iš jokių sanitarinių kirtimų, nei iš jokių vėjovartų. Reiškia, mediena turi būti gan kokybiška. Šitos lentas yra išpjaunamas, po to jos yra džiovinamas. Džioviname šiuolaikinėje džiovykloje, tai yra kompiuterizuota, kuri reguliuoja automatiškai ir drėgmę. Tvorų lentos turėtų būti vidutiniškai apie 16+-2% drėgmės. Po to šios lentos patenka į tolimesnį etapą, jos yra apdirbamas. Tai reiškia, pagal kliento pasirinktą variantą yra paruošiamas profilis, ar tai būna briaunelės apvalinamos, ar 45 laipsnių kampeliu nuimamos, ar tai būna rombo formos. Toliau paruošta mediena keliauja į impregnavimą. Impregnavimas mediena yra svarbus tom, kad jis impregnantas apsaugoja medieną nuo grybelinių, pelėsinių ligų. Be to mes rekomenduojam būtinai medieną dažyti. Medienos impregnantai, jie turi labai ribotą spalvų kiekį, jis gali būti bespalvis, žalias, rudas, o dažniausiai tos spalvos nelabai deri prie šiuolaikinių namų, nes yra kitokia gama spalvinė ir rekomenduojame būtinai dažyti bent porą kartų. Po tokio paruošimo lentas ir pati tvora sumontuota tokių padengimo būdų gali tarnauti iki sekančio perdažymo iki 10 metų. Modeliai daromi iš horizontalių lentų, tai aš rekomenduoju briaunelės šiek tiek nuimti, pačias plokštumas palikti šiauštas. Galima patį profilį paruošti briaunelės, kad vanduo nubėgtų geriau, nesilaikytų. Būtinai horizontaliom tvorelėm naudojame sustiprinimui vidurinę tokia detalė, kuri prilaiko lentas, kad jos neįsivaikščiotų, neišlinktų per vidurį. Prie tvoros stulpelių tvirtiname ar ant kampelių specialių, ar ant plokštelių, ar naudojame dar specialias apkabėlės ant stulpelių. Įvairių variantų yra ir iš tikrųjų labai individualiai prieinama prie šito dalyko. Vertikaliom tvorom, tai vertikalių tvorų lentučių viršūnės būna labai dažnai įtakojamos irgi klimatinių sąlygų, per jas per skersinį įpjovimą pakliūna nemažai drėgmės. Tai šiaip rekomenduojam šių lentučių viršūnės arba uždengti jas skardinant gražiai ranilo skardele atitinkama spalva parinkta tvoros, arba yra specialios priemonės, kuriomis yra padengamos medienos viršūnės, kad jos nebūtų įtakojamas suskilimui ir drėgmės patekimui į tas lentutes. Kaip reikia paruošti sklypą prieš tvoros montavimą? Tai yra labai svarbus klausimas, nes dažniausiai žmonės, tie, kurie nedirba su medinė dalim, jie nelabai įsivaizduoja, kad mediena turi savo standartus. Šiaip
Lietuvos miškininkystėje pagrindiniai standartai medienos yra 6-5 metrai. Tai, sakykime, tų ilgių kartotinis yra geriausiai naudojamas ir tarp stulpų tarpų. Tai dažnai žmonės to dalyko nežinodami išsibetonuoja tarpus, kurie visiškai medienos, sakykime, netitinka standartui ir dažnai būna prarandamos lėšas, už kurias jau žmonės, kurie tą medieną pardavinėja, žinoma, nenupjausto pagal jų ilgius, yra įskaičiuojama iš šitos kaštus. Tai aš rekomenduoju tarpus laikyti sekančiai arba 2 metrų, arba 2,5 metrų, arba iki 3 metrų. Čia pasirinktinai nuo modelio, ar yra pamatėlis papačio tvaros, ar nėra pamatėlio papačio tvaros. Tiesa, dar dėl pamatėlių dažnai iškyla klausimas. Ta pamatinė dalis, bent kiek aš susiduriu iš praktikos, tai jinai yra aktuali daugam. Visi galvoja, kad pamatėlis yra būtinas prie tvoros. Aš dažniausiai sakau, kad pamatėlis yra būtinas, kada yra aukščių skirtumai dideli, kada yra, sakykime, gatvės reljefas aukščiau nei sklypo reljefas. Kaimynų sklypai aukščiau, galbūt čia aš ir sutinku, reikėtų daryti pamatėlę, bet šiaip galima palikti po tvorą ir veją želiančią, galima padaryti ir šiek tiek ir pigesnis yra variantas, su vejos borteliais pasidaryti. Dažnai iškyla klausimas, o jeigu mums kur merausia iš kaimyno, tai tam dalykui, aišku, galima ir tinklelį tarp stulpelių įsikasti ir tikrai lėšos netokias didelės eina. Kokia priežiūra reikalinga mediniai tvorai? Nudažytos tvoros, jeigu jos yra vandeniniu pagrindu, tai dažniausiai dažome skandinaviškais dažais ir jie tarnauja ant trupaus paviršiaus 8-10 metų. Iki 8 metų pietinė pusė, kuri labiau įtakojama ultravioletinių spindulių, šiaurinės pusės tarnauja nuo šiaurės iki 10 metų, tai taip, kad ta priežiūra būtų tokia, kad nereikia tas tvoras labai tankiai dažyti, svarbiausia yra pirminis paruošimas ir teisingų dažų pasirinkimas. Taigi, svarbiausia, kad tvora atitiktų jūsų reikalavimus ir turėtų tas savybes, kokių jūs norite. Saugotų jūsų privatumą, sukurtų saugumo jausmą ir, žinoma, turėtų estetinį vaizdą.